Šilumos siurbliai ir oro kondicionieriai paskutiniu metu labai populiarūs prietaisai, nes kuria komfortą už patrauklią kainą. Šilumos siurblys arba kondicionierius tai prietaisas, kuris per šilumos mainus termodinaminį procesą gali perkelti šilumą iš vienos vietos į kitą. Populiariausi oras vanduo, geoterminiai, bet veikimo principas pagrindas yra tas pats termodinaminis procesas. Garuodamos dujos absorbuoja šilumą, o vėsdamos kondensuojasi. Skiriasi technologijos. Dabartinės, tos darbinės temperatūros, naudingumas, kaina, garantijos ir kita. Valdymo galimybės telefonu, kompiuteriu, savaitiniai laikmačiai ir kiti privalumai. Jonizatoriai, ultravioletinės lempos, filtrai, kiti priedai, kurie būna komplektuojami kartu arba gali būti užsakomi atskirai papildomai kaip opcija. Taigi svarbu funkcija ir panaudojimas. Apibendrinant, šilumos siurblys yra universalesnis ir efektyvesnis pasirinkimas, nes jis gali tiek šildyti, tiek vėsinti. Tuo tarpu kondicionierius yra skirtas daugiau vėsinimui, nors dauguma jų turi ir šildymo funkciją. Geriausia kreiptis į specialistus, kurie geriausiai patars ir padės jums išsirinkti tiek tipą sieninis, konsolinis, kanalinis ar kitą, tiek galią, tiek modelį ir panašiai.